Labą dieną. Taigi praėjo visi metai, o atrodo, kad tik tai vakar prasidėjo tas visas vajus ir nežinomybė dėl ebola viruso epidemijos Afrikoje, visoje pasaulyje ir Europoje. Taigi, ką mes dabar turime, kokių pamokų išmokome, kokių rezultatų pasiekėme ir ką toliau privalome daryti, būtent dėl tos epidemijos. Taigi, Pasaulio sveikatos organizacija vasario 18 dieną paskelbė, kad daugiau nei 23 000 užregistruotų ebola atvejų yra trijose, atkreipiu dėmesį, trijose paveiktose vakarų Afrikos šalyse ir beveik 10 000 jau mirties atvejų. Labiausiai, kaip matote, yra šiuo metu paveiktos Gvinėja, Liberija, Siera Leone. Taip pat yra užregistruoti kiti pavieniai atvejai, įvežtiniai atvejai tiek Afrikos šalyse, Amerikoje, Europos šalyse. Tarp medicinos darbuotojų yra užregistruota iki šių metų vasario, tai yra per metus laiko, daugiau nei 800 atvejų. Iš jų yra daugiausia atvejų būtent vakarų Afrikos šalių, tų trijų šalių medikų tarpe. Ir didžiausias mirštamumas apie 50%. Ir jis buvo pastebėtas protrūkio epidemijos pradžioje, kuomet net patys medikai nežinojo, su kokia infekcija sergančiais asmenimis jie turi reikalą. Kitose šalyse taip pat tarp medikų yra užregistruoti ir atvejai, ir aukos. Taigi, štai atsižvelgiant į šitą, į duomenis pateiktus tiek Pasaulio sveikatos organizacijos, tiek Europos ligų kontrolės centro, kad greičiausiai lūžis tendencijos įvyko praėjusių metų 44-46 savaitę ir kiekvienoje šalyje tas sergamumo mažėjimo tendencija jau yra stebima. Čia Gvinėja, čia Liberijoje toks procesas, čia kur blogiausia situacija Siera Leone, tačiau irgi labai staigus sergamumo kritimas. Iš paveiktų vakarų Afrikos šalių ebola atvejai tiek patvirtinti, tiek įtariami buvo įvežti, kaip matote, į pakankamai daug ES šalių. Tai buvo tiek repatrijuoti medicinos darbuotojai iš tų šalių, tiek tarptautinių sveikatos organizacijų atstovai dirbantis vakarų Afrikos šalyse, ebolos epidemijos paveiktose šalyse, ir buvo PSO paprašyti Europos šalių priimti juos gydymui. Tai yra tiek repatrijuoti, tiek evakuoti gydymui atvejai. Šiame žemėlapyje juo norėjau parodyti, kad visose trijose šalyse vyko epidemija ir vyksta epidemija. Tačiau intensyvumas buvo labai skirtingas, nors ir visos trys šalis ir tų trijų šalių teritorijos, praktiškai visos teritorijos buvo apimtos epidemijos protrūkio, tačiau netgi nepaisant to, kad įvyko lūžis ir sergamumas ženkliai sumažėjo paskutinės jau šių metų savaitės, tačiau atskiri židinukai, atskiri protrūkėliai yra registruojami kaimo teritorijose, jie yra nevaldomi. Dėl to yra baiminamasi, kad iš šitų mažų židinukų, kad vėl neišsiliepsnotų didelė ugnis. Ir vis tik tai Siera Leonės ir Gvinėjos keliose teritorijose vyksta pakankamai intensyvus infekcijos plitimas. Šitose trijose šalyse yra įrengtas, ta prasme, gydymo centrai, jų yra dabar 43 organizuoti, dar nekurie centrai bus ateityje atidaromi, taigi ir tų gydymo centrų tinklo išplėtimas visose trijose
ką aš pasakiau, kokias išvadas galima padaryti. Tai ne mano išvados, tai Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos sveikatos priežiūros įstaigų išvados ir jos yra tokios, kad procesas yra tęsiasi, jis gali tęstis, net jeigu ir kontrolės pastangos bus išlaikytos, nes yra židinukai, yra teritorijos, kur nepavyksta kontroliuoti atvejų plitimo. 3 valstybėse situacija yra labai skirtinga, yra nekontroliuojami protrūkėliai, toliau išlieka vis tik tai galimybė mažesnio ar didesnio intensyvumo epidemijos atgimimui ir tąsai, todėl kad ne visi sąlytį turėję asmenys ne 100% ten yra išaiškinami, taip pat yra neadekvatus naujų atvejų valdymas ir išaiškinimas. Todėl infekcijų valdymo ir visuomenės sveikatos priemonės toliau turi būti tęsiamos ir stiprinamos ir ne vien tik tai vakarų Afrikos šalyse, tačiau ir visame pasaulyje. Atvejų išplitimo rizika į kitas valstybės, ypatingai turinčias sienas su tomis 3 valstybėmis, išlieka, todėl kad tarp tų valstybių vyksta intensyvus žmonių judėjimas ir sausumos pasienio punktuose nepakankama kontrolė vykdoma. Vis tik tai tikimasi, kad gydymo centrų tinklas, kurį matėte žemėlapyje, ir kitos atsakų priemonės leis mažinti bent jau epidemijos intensyvumą. Iki šiol išlieka ekspertų nuomonė, Europos ir pasaulio ekspertų nuomonė, išlieka galimybė įvežti į ES šalis ebola atvejus, įskaitant ir ten užsikrėtusius ES šalių medicinos darbuotojus, kurie dirba vakarų Afrikos šalyse ebolos židiniuose. Tačiau tai nereiškia, kad tokių atvejų gali daugėti, kadangi vis tik tai iki šiol yra manoma ir praktika jau parodė, metų praktika, patirtis parodė, kad užsikrėtimas ebola karštligė bendruomenėje Afrikoje yra iš tikrųjų maža, kadangi didžioji dauguma ir didžioji dalis vis tik tai medicinos darbuotojų užsikrėtimo įvyko sveikatos ir vyksta sveikatos priežiūros įstaigose, o ne bendruomenėje. Labai gerų rezultatų davė išėjimo punktuose, oro uostuose, vakarų Afrikos valstybėse patikra kontrolė karščiuojančių asmenų ir vis tik tai ir dėl to išplitimas į kitas valstybės iš tikrųjų sumažėjo, kadangi praktiškai Europoje neužregistruotas ne vienas per tuos metus ebola atvejis įvežtas turisto arba kito asmens, būtent ne mediko ir ne gydymo tikslais įvežtų asmenų tokių nebuvo. Taigi, vis tik tai tikimasi, kad ir evakuacijos poreikis mažės